Ačiū ir panašiai, tai va dar kartelį. Mes bendradarbiavame. Nu, aš čia dar pastarosiu rekamą. Iš principo, turbūt jau 3 metus stebiu, kai viskas vystosi į priekį. Linkiu, kad ir toliau tai vystytųsi verslas visais tempais ir aš tikiuosi, kad po 10 metų matysim ne tokią produkciją, bet ir surinktų naują Toyota su Rama ženklu. Ačiū. Gerai. Ir dar, Renaldai, norėčiau paklausti, ką naujo šiemet turėtų, ką norėtų labiausiai parodyti iš Renmark produkcijos? Nu, pagrindinė mano naujiena, tai yra taip vadinamas end tackle. Tai yra visi tie karpininkams ir karpių gaudymui skirti smulkus maži žaisliukai, be kurių neapsieinam, tai yra nuo valo iki kabliuko. Viskas karpinėms sistemėlėms reiškia. Antras dalykas, labai ilgai siekiau, kokius 3 metus keliavau iki to, kad turėt savo peletės. Būtent tokias, kokias aš jas noriu padaryti, ne kokias galiu rasti, ten, sakykime, įvairių gamintojų. Tai jau padarei? Taip kaip mano boiliukai yra mano daromi, taip ir dabar jau pagaliau turiu peletę. Sveikinu su to. Gerai, manau, kad Renmark produkcijos gerbėjai suras savo produktą Lietuvos rinkoje. Dėkui. Nuo vakar mes įkūrė kompaniją UAB Siprakas ir startuoja nuo balandžio 2-3 dienos internetinėje parduotuvėje specialiai sukurta vien tik tai karpininkams. Tai startuoja Siprak Fishing bus parduotuvė. Malonu. Ką įdomaus atsivežė Remigijų į parodą? Įdomiausia tai yra gauta naujausia gama Shimano kotų. Kiekvieno turbūt karpininko svajonė yra Shimano rytis. Įdinami to pačius naujausius gaminius esu atskleidęs. Shimano labai didelė gama gauta ir castingui mėtyti, ir spalvotų, ir nespalvotų, kokių tik tai reikia valų. Dažnis gautų Shimano. Tai dar kažkelį pakartot, kur mes tave galim surasti, kokioje internetinėje parduotuvėje? Siprak Fishing. Siprak Fishing. LT. Taip. Gerai, malonu, Remigijau. Ačiū. Bus pinigų, sukite. Gerai. Sveikiname su AB Esmero atstovu Olegu. Sakyk, Olegai, malonu, kad atvažiavote, labai daug produkcijos atsivežėte. Ką įdomaus šiandieną galėtum parodyti? Aš mačiau, pas tave yra kobros anglinės naujos Prologiko, ne? Yra Prologiko. Anglinė kobra labai lengva, su dėklu. Su dėkliuku, su viskuo. Labai įdomi. Čia būtent sportininkus, karpininkus labai domina tas dalykas. Labai lengva kobra, labai gera. Liuks, mano manimai, visus reikalingus darbus su jie galima bus padaryti. Gerai, tai jūsų parduotuvę žinom, surasim jūs. Dėkui. Prašom. Jurgi, pasakyk man, ką įdomus per šią parodą gali parodyti? Iš tikrųjų viskas įdomu. Labai sunku pasakyti, turim pradedančius karpininkus, kuriem įdomu viskas ir iš tikrųjų stengiamės labai daug papasakoti, gal netgi ne apie pačias prekes, o apie patį gaudymo principą. Ir tada jiems yra įdomu viskas. Ir kodėl spodinė rytė, kuo jinai skiriasi nuo paprastos rytės, kodėl signalizatoriai vieni yra tokie, kiti tokie. Ir aišku, turim prekių jau rimtiems karpininkams. Šiemet pristatėme spodus ir markerius TFG. Iš tikrųjų tai yra, ko gero, geriausia, ką už kainą tokią galima nusipirkti. Vėlgi, palapinės, gultai, kėdės, visas karpinis komfortas. Žodžiu, turit pilną asortimentą ir pradedančiajam, ir profesionaliam karpininkui. Taip, ir šiemet suteikėme galimybę savo pirkėjams susisakyti prekes ne tik iš mūsų, tačiau iš tokių firmų kaip Delkim, Tracker, Gardner tiesiogiai. Tiesiog pas mus užsako ir mes atvežame tiesiai iš gamintojų. Tai yra visiškai nauja paslauga būtent profesionaliems karpininkams. Gerai, tai dar kartą priminkit, kur jūs rasite, kaip jūsų prekės nusipirkti? www.žvejokliai.lt. Labą dieną, Alfredas. Labą dieną. Malonu, kad ir šiemet matom jūs parodoj. Gal gali pristatyti kokį naują savo produktą, kad būtų pirkėjams ir žiūrovam būtų įdomu pamatyti? Jo, be problemų. Yra keletas naujų produktų. Dasidėjo metus pieno pagrindu.
ir stiprus žuvinis boilis Monster Crabas. Monster Crabas. Jo, ten toksai jisai daugiau žvejybai. Nu, mes kadangi pernai ir užpernai orientavomės į fipsą ir į sportinę žūklę, tai tą boilį daugiau sukūrėm sportininkam. Bet kaip ir visi mūsų boiliai, jie puikiai veiks ir laukiniuose telkiniuose. Tai be jokios problemos ir išsamumas lygiai toks pats išlieka. Dar kartą priminkim žiūrovam, pirkėjam, kur produkcija gaminama? Anglija. Ir kaip jūs susirasti Lietuvoje? Internetinėje parduotuvėje? Jo, yra internetinis mūsų puslapis www.bhbaits.lt. Ten yra visos kontaktų detalės, yra elektroninė parduotuvė. Skambinkit, rašykit ir bendrausim. Ir tikiuosi pasieksit gerus результаты. Дякую, Альфред. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда приехали? Меня зовут Артур. Мы приехали из Латвии. Коллега из фирмы Esma Peteris. В свою очередь я производитель карповых грузов. Какую фирму вы представляете? Вот, примерно, ваше название или как? Я представляю STB Leads. Это именно вот по свинцу мы занимаемся. В свою очередь Peteris представляет латвийскую фирму Esma. В Латвии можно свободно купить вашу продукцию? Или надо по интернету заказать, или как вот? Ну, в принципе, так как я являюсь практически единственным производителем, то под заказ, потому что желающих много, и конкуренция, в принципе, у меня только с английскими производителями. В принципе, это выглядит так. Да, это покрыто специальным полимером и не отдает никакого отблеска в воде. То есть, если карп ученый, то есть это коммерческие пруды, да, или какие-то клубные пруды, да, то есть карп уже осторожный, то есть и это как бы маскируется под окраску дна. То есть цветовая гамма тоже бывает разная. Светлее, темнее. Спасибо вам большое. Да не за что. Увидимся в другом, в следующем году, наверное. Спасибо. Malonu, kad esate fanatikų atstovas. Gal galėtumėt kažkokią tai naujovę? Ar sisimūras? Į ką atėjus žmogui fanatikose, į ką atkreipdėmėsi reikia? Sakykim, pirmiausia, tai sisimūro produkcija. Aš kaip suprantu, labai populiari tarp karpininkų. Ko pats žvejojate? Ji yra pakankamai populiari sisimūro produktai. Aš galiu pasakyti, drąsiai galiu teikti, kad tai yra viena iš geriausių produkcijų, ką galim rasti mūsų rinkoje. Šičia didelė komanda specialistų anglų dirbant šito produkto, tikrai jis yra išdirbtas ir patikrintas. Ne vieni metai žmonės dalyvauja ir varžybose su šitais produktais ir pasiekia labai gerų rezultatų. Taip kad galvoti yra patikrinta ir kas svarbiausia vėlgi yra labai plati gama ir labai platus pasirinkimas. Pradedant skysčiais, baigiant biriais pašarais, įvairiom pastom ir taip toliau. Tai yra galiu pasakyti, ir mėgėjas, ko reikia, ir netgi profesionalas, nuo iki. Tai galbūt čia jų irgi labai yra stipri pusė, aš taip galiu pasakyti. Kiname su AB Fanatikai direktorium Virginijum Lukoševičium. Virgi, visų pirmiausia, norėčiau padėkoti už rėmimą Karpininkų asociacijos. Čia tokia maža dovanėlė ir mums papasakojo Remigijus apie jūsų produkciją. Dar klausimas, kur jūs galime rasti AB Fanatikai Vilniuje? Vilnius, Žukausko 41, prie Banginio, Šiaurės miestelį. Tai tiek, dėkui. Gerai. Ačiū labai už parodą. Porą žodžių. Kas jūsų per produkciją, kam atstovaujate ir ar platus jūsų tinklas Lietuvoje ir panašiai? Kaune turit kaip ten? Tinklą po biškį plečiam, dabar kol kas tik Kaune. Esam susidarėm 2 parduotuvės, o atstovavom tiesiog viską, daug firmų atstovavom, nes grinai ne patys atstovai, bet prekiavom tiesiog daug firmų. Patys bandom vežti ten kažkokią vieną kitą anglų firmelę. Kur Kaune jūs surasti? Mūsų pagrindinė parduotuvė yra Brašausko gatvė, Brašausko 53 Kaune. Internetinė parduotuvė? Internetinė www.žvejoklis.lt visą laiką.
Gerai, smagu labai, ačiū. Labą dieną, Valdai. Sveikiname su Dynamit Bites atstovu šį kartą, karpininkam labai pažįstamas brendas. Sakykit, Valdai, kur jūs galima surasti? Kaune. Kaune, jeigu parduotuvėje, mes turim parduotuvę Krivės prospekte 104 Bruklys. Mūsų toks kaip prekinis ženklas įmonės yra ir ten mes prekiavom, aišku, visų to sortimentų, taip pat galima įsigyti prekes internetinėje parduotuvėje Žuklys LT. Prekiaujate ne tik tai dinamitu. Dinamitas, aišku, jau mes žinome. Kuom dar prekiaujate? Šiaip praktiškai visas asortimentas, kuris yra poreikyje žvejojant žvejų mėginiai. Tai aš suprantu, ne tik karpinės žūklės, tai ir plūdiniai, fiderio mėgėjai. Kągi, Valdai, labai malonu, ačiū Jums ir už tai, kad šioje parodoje dalyvaujate, smagu matyti Dinamitą aplamai. Gerai, dėkui, ačiū, kad aplankėte. Sveikinamės su Gintu Dauniu, Dipex atstovu. Malonu, kad Jūs darote lietuvišką produktą Lietuvoje po ženklo Dipex, kuoliukų daug, labai mėgstami žvejų. Gintai, pasakyk man paprastą dalyką. Kaip tave lengviau susirasti? Kaip pas tave lengviau produkciją susipirkti? Ar internetu, ar parduotuvėse, ar taip ir taip? Tai praktiškai prekiauja visas parduotuvės Lietuvoje. Turim savo internetinę parduotuvę, dipex.net. Ir gali tiesiogiai kontaktuoti su mūsų kompanijos atstovais, kad galėtų susisakyti. Bet šiaip dabar tos kainos ir didelė žuvis yra toks tinklapis, kuris, sakykime, turi savo telkinį karpių, ten žvejai atvažiavę žvejoja ir netgi ten vietoje gali įsigyti mūsų produkcijos. O, tai smagu. Gal, Gintai, galėtum kokį nors produktėlį, ką jau šiemet sukūrė? Nežinau, kad kiekvienais metais vis kažką naujo sukūrė. Tai šiemet padarėm iš brangesnės serijos kukuliukų šerminių ir gaudiminių keletą variantų. Sakykime, anksčiau... Testifruit, netgi dar nėra, sakykime... Nes nemačiau pas tave šitą produktą anksčiau. Čia yra ant žuvies, plaidrios žuvies bazės padaryti saldus guliukai. Tai yra Skopex aromatas, slyvas ir vaisių aromatas, kuris tokį padaro labai pikantišką skonį. Tai viena iš naujų šių metų. Įdomu. Gerai, Gintai, tai ką, ačiū. Tikiuosi, parduotuvėse rasim tavo produkcijos. Gerai, dėkui. Yra tokia, tikrai, sakykime, iš pirmo žvilgsnio pasyvi. Įsimetei, pastatai palapinę, ten po to veikia dėžina ir ten maždaug stalas, ten nieko nereikia. Taip, jaunas ir gražus, o dabar tik gražus. Ir išlaužo žuvis direktoriui Darijus Virskiui, kuris man teikia visą informaciją. Tai, ką aš kalbėjau, nėra visiškai išlaužta iš piršto, taip, kad ar turit klausimų? Pasakyti naują po tų rimtų vyrų, senų rūkų, kaip sakom, praktiškai nebeliko. Ką užrašiau, tą ir pasakė. Sriuba pakankamai skystas pašaras, kuris duoda stulpą maistingą. Jisai dirba pakankamai siauroj zonai.